darysim. Važiuojam. Labas visiems įsijungusiems Darinas Portland podcastą ir šiandien šalia manęs legendinis NBA džemperį užsidėjęs Davidas Maconka, aš nuostabų džemperį gavęs dovanų iš Davido originalų Jordano džemperį. Ir šalia mūsų yra trečiasis žmogus, humoristas, žmogus vaikystėje valgyklų siaubas, ponas užkandinė, Evaldas Jasaitis, labas vakaras. Sveiki visi, aš dažniausiai nebūnu tokioj energijos būsenui, bet manau, kad reikės dabar tai pradėjus podcastą ir man kalbėti, tai sveikinat šitą kamerą. O aš beje esu su Akeron Džempu, kur galvodavau, kad čia kietas japoniškas pavadinimas, bet po to sužinojau, kad iš kitos pusės Noreika. Tai visiškai dingo magija ir dabar tiesiog žinau, kad čia Noreika parašyta iš kitos pusės. Tai čia sen čia yra, aš iškart galiu pareklamuoti irgi. Čia irgi Akeroną turi mūsų operatorius, čia yra Noreika, tai irgi iš Telšių. Samoška bei paminėjęs, iš Telšių, sen gamina džemperis Noreikai davė, Telšiškis man, sen čia viskas yra susiję. Kodėl čia žemaičiai atgyjimą dabar patys? Ir žemaitį žemė gintaras pastrait. Gerai, man tą reikėjo padaryti, nes žinau, kad Deivi labai trigerina šitą dalyką. Bet aš tai nuraminsiu, pas yra tiek energijos, pas man yra 8 kartus mažiau. Daugiau. Aš per vidurį kažkur įsipaišysiu, ne? Tiesiog vidurkį išsivesk vidurkį pačiu. Nereikia tai būti, bet ir nebūk miręs kaip aš. Tai kažkur per vidurį, tada bus viskas ok. Čia bus kaip per visus fotošiūtus Portlandus. Jo, gerai, tik nusišypsok. Įsivaizduoju, kad čia fotošiūtas. Atsiprašau, aš nepratęs šypsotis. Nu, dar šypsna su dantim. Man dar triusikus nusimau. Ko jūs prašot manęs tokį intimumą su dantim šypsotis? Man tas pats atvirkščiai grinai būna, kai sako, tai dabar gal nesšypsodamas, ką nori, žinai, ir taip gal rimtas pabūk. Čia įmanoma, tai pabūti rimtam. Bet žinai, ko venk apie Žemaitiją? Nieko. Jokių referencų, nieko. Nes jis kažkurio metu yra trigger words pas jį, ir jis pradeda dainuoti. Nieks neprašo, nieks nenori. Daininga žemė. Taip, daininga. Žemaitų žemė, sakau, gintaras pastrai. Gerai, einam prie reikalų. Kodėl mums nepavyko Latviam jūsų atiduoti laiku, aš nesuprantu. Aišku, neturėtume prieimo prie jūros gal patogaus, bet kaip nors gal per Šilutę. Ar verta šiaip? Būtų mums Nidą palikę, jūs gali turėti viską ten po to. O kodėl tai pavadinai bufetus jau? Nes jisai taigi sakė, jis pravardė buvo užkandinė, aš teisingai pasakiau, ne? Žinai, kaip prisiminiau pravardę, beje, prieš važiuojant čia, atsidariau, yra pas mus. Malonu, kad tu tai apie mane pasidomi, žinai, liūdniausias gyvenimo etapas. Nes atidarinėjau. Tu buvai pravardžiuojamas užkandinė, ne? Tešlium, nutukeliu, kiauliu storuliu, supista kiaulė. Vau, gal gana jau. Bet žinai, kaip atsiminiau, aš ruoždamasis čia, jau prieš važinėjant, atidarinėjau stalčių, kurį aš vadinu užkandžių stalčium namie. Noriu kažką įsimežti ir taip Sen. Malonu, kad apie mane dažnai pagalvoju. Ne, aš visą laiką. Aš jeigu domiuosi iki galo, žinai, bet sužinojęs, kad čia yra melas. Smagu, kaip pasiruošę žmonės. Jo, aš 15 metų 100 kilų sveriu. Netikiu. Pradžiai varion masės, o po to ryškiai. O yra įrodymų. Po to vėl į masę, po to vėl. O šiaip tiksliai yra įrodymų, tu esi įrodęs, kad nors kam nors. Jie yra fotkinio daug, bet, žinot, man užpisas sako, o yra fotkio kažkur. Jo, nes ką daro storas vaikas mokyklai, tai fotkinasi visur toks. Davai, pasitenkit mane nufotkin, kol aš 100 sveriu ir draugų neturiu, aš noriu šitą atsiminti visam gyvenimui. Bet žiūrėk, vis tiek, draugų turėjai mokykloje šiaip, realiai. Iki 15 metų turėjau bent 2. Taip gerai. O po 15 metų, kai numečiau svorį, turėjau daug. Nes aš kodėl klausiu, nes būna, tai mokykloje ten su draugeliais kadrą kažkokį pasidaryti, taigi būdavo, ne? Yra likus viena nuotrauka iš technologijų pamokos pas mus dar būdavo, kur perėjom vieną į kitą gimnaziją 9 klasėje, jau prieš mano svorio numetimą ir ten technologijų nebuvo, ten su medžiu dirbto, iš tik maisto gaminimas buvo, nes buvo virtuvėlė. Tai aš dar su tokiu gražiu bufetavos prijuostė, tokia gražia raudona stovi, faka rodo visas storas. Tai, bet dabar nežinau, ar rasiu aš. Tu neieškok, viskas gerai, mes svarbiausia, kad tu turi, žinai, mes tavim tikim, viskas gerai. O dabar žiūrėk, keliamės gilesnę praeitį. Turėtų būti mano medicininė knygelė, žinai, kur tikrinama prieš mokyklą, ten turėtų būti įvesta, kažkada jaučiau raudonų tušinukų. Cholesterolis. KMI apibrėžtas 3 kartus, matos badė su tušinuku rodė per daug, žymiai per daug kaip vaikui. Nieko tokio, žiūrėk, einam ten, kur dar nebuvo tiek daug, einam gilesnę praeitį, kadangi vis tiek Portland su sportu susiję reikalai. Kokia tavo pažiūrė? Jis jau atsakė, kad nebuvo sporto. Ne, tai čia 15 metų, bet prieš tai mane sport prasidėjo tik nuo 15 metų. Rimtai? Neturėjai jokios, prasme, realiai sąlyčio sporto burelius kažkokios, tai nebūdavo? Durnas, tik storas vaikas, žiauri. Ką darydavau su sportu, arčiausiai tai kaime dviratį mindavau. Pamėtindavai, bet kas atsitiko? Ta prasme. Kur dingo, negalėjo atsikrendam, tik plembam, nebebūsiu storas. Pradėjau šalinti vidaus organus. Ne, iš pradžių šiaip numečiau svorio per pusę metų, ten 3 kilų su virš.
Bet juokingiausia, kad pradėjau mest svorį, kai susirgau rotavirusu. Tai kirminai. Aš norėjau klausti, ar kirminai. Tai. Susirgau rotavirusu ir tada ten išsitrėžiu, užsivėmiau savaitę ir virš 4 kilų nukrito ir aš toks kur... Wait a minute. Galima užsikabinti. Tada šojau iš karto po rotaviruso žiaurę grikių dietą, kur ten savaitę tik grikius valgai. Nu, ten tipo gali užsigerti šalia kokio kefyro ar pieno ar ten agurką suvalgyti, bet tik grikiai. Ir buvo depresija, bet dar 4 kilai nukrito ir toks jau 8 kilai ir tada jau pabiškė. Tada bandžiau varyti bėgioti, tas bėgiojimas pradžiai buvo toks, kur, žinai, kaip šik norėdamas eini užspaudęs, va tokio bėgiojimo daug dariau. Tada pabiškė jau dar krito ir, nu, tiesiog po to valgiau labai mažai. Bet žiauri sunku, nes aš vienu metu gyvenau su mama, močiutė ir sesė. Sesė, aišku, dar negamindavo ten valgyti, dar, žinai, moteris neišmokyta buvo. Tai mama su močiutė, mama duonos kepyklai dirbanti, kuri veža namo bandelių maišais, žinai. Aš valgydavau prieš mokyklą, bet aš kaip pagalvoju, aš 5 klasėje 6 atsikeldavau ryte, man mikrobangiai pašildytos tos 2 picutės, žinai, užkandėlės, riebalais nuvarvėjusios, ta tokia mikrobanginė, kur susidaro tibuliuojantis riebalų ežerėlis. Tai šitą nugerė, žinai, kaip hinkalį. Būtinai reikia. Paklausdavom, šitą mokat valgyti šitą. Ir dar visą laiką gerdavau ryte, jau nuo kokios 5-6 klasės 3 viename. Tai kavos šaunė. Su cukriuku ten irgi beveik. Jo, cukriuką. Šaunė kavos su cukriuku, 2 picutės, dar 2 picutės į mokyklą įsidedi, vieną išmainai į kitus skanėstus, jeigu nori, kitą suvalgai. Šiaip, ką nori tas, kiek čia vaikui svajonių skamba pusryčiai šiaip. O jo, ir žinai, dar tipo močiutė namie, tu visą laiką jinai ką nori, tu kaip restorane, rytoj užsakai, noriu rytoj čičinsko, ten, žinai, kepsnių padaryta yra, noriu ten bilešų, dar viską ką įlėjai, ten bulvytės free noriu, padaro, bulvyčių free. Nori ten, važiuoja į turgų, parveža visko, žinai, aš dar toks, kai dankiu su seneliais augęs, man, pavyzdžiui, visi pensininkų skanėstai, aš žiauriai mėgstu. Žinau, ten tie, kur būdavo, pavyzdžiui, iš Norfos tie sausainiai tokie, kur kaip telefonas, tiesiog telefonas padarytas ant sausainio ir cukrum nuklotas. Šituos mėgstu. Mėgstu tos visus, kur būna dabar irgi ten dzukijos dar kepiklėlę daro. Žinau, ten tie tokie, nu... Sausainis sausiausias pasauliui, bet žiauriai sviestė per mirkės, viduje tas nesukramtomas džemas, tas ogienių, kur kipirisas susilimdo viduje ir šokolado dar paglaidant. Man čia skaniausi sausainiai. Man tai skaniausi būdavo. Kalvą kirzdavau, tu durn. Nebūdavo pas jūs šitie sausainiai tokie pakankamai siauryje, tokie garbanoti ant viršaus, tokie vadindavos kaimiški, man atrodo, sausainiai. Tai tiesiog sviestiniai, tokie mega sausi. Jo, tai mes dar su mašinė patys juos gamindavom. Mes per mėsmalę, tipo, iki šitą tešlą sviestinę ir per mėsmalę gaunasi. Dėdavos ant tos sovietinės mėsmalės tie adapteriai ir tu gali kokią nori formą. O tu nebėjai dabar atkrist po šio podcast'o, kur toks grįžiname ir kaip Golumas. Blemba, aš jau buvau dabar vieną kartą, kai nebuvo ką veik savaitę, tai sausį buvau, skambinau močiutei ir mamai, bandžiau paimti jos mėlinių bandelių, tipo naminių receptų. Padėjo ragelis. Bet čia yra išsigelbimas, nes močiutei demencija ankstyvo prasidėjus, tai jinai šiaip neužtirišinėdavo receptų ir jau dabar ten... Jau kai pradeda pasakot, kad kopūstai atsiranda kažkur tešlos rauginime, tai supranti, kad močiutė nebe apie tai šneka. Nemanai, kad tau meluoja. Čia gal nuoširdus melas. Nuoširdus melas, žinau. Iš tiesų pati jau tešlų minkai, nežinau, senė agurkų dėka, žinau. Tai man yra tas, kad, žinai, dėl to ir buvo lengva būti storu, nes viską mėgdavai. Ir pensininkų skanėstus, ir čipsus, ir, žinai, kotletų, visą kaimišką maistą. Jūs pasiturintis miestišką. Mes buvom šiaip, nebuvom pasiturintis, mes buvom tokie ubagiukai, žinai, bet vok ir privoks, žinai. Mama iš Joniškio, žinai, iš darbo, iš duoninės, žinai, tų nurašytų, prokuotų, parneždavo, žinai, maišais. Tai... Mokyklai vaikai duonos neturės pasyvisi kepalai. Sakau, aš darydavau treidus, tipo, aš kaip durnius nusineždavau bandelių į mokyklą ir tada bandydavau išsikeisti kažką ir dažniausiai išsikeisdavau kokį nors sumuštininką iš namų susitepė ir toks tiesiog prastesnį dylą. Tavo morališkai geresnis dylas. Aš jogurtus, mano tėvukas dirbo biržų pieniniai. Ten, jo, birža vadinosi ir jis atveždavo tuo metu viskų fancy ten su kruopom, su dar kažkokiu įdomesnių tų jogurtų. Tai aš irgi manydavau, bet kai dabar pagalvojau, kokius prastus mainus darydavau. Tai nesuprasdavai kaip vaikas vertės, tiesiog noriu ir toks, imk šitą man. Jogurtas su perskais, kai turi tas čiūvas duonos, blėtis. Daug tą duoną. Turi Dragon Ball gumos tos, kur susikramto į gabaliukus. Į smėlių pavirsta. Bet jinai jaučiu, skardėjau į gabaliukus, nes būdavo pasenos, aš tik spėjau. Aš išimdavau lipdukus
ir maišą dėdavo tą gumą ir tipo, kai kažkur eidavo, tiesiog pasiemi krūvelę tokią, susideda ir išspjauni už ten tų 30 sekundžių. Bet realiai dėl lipdukų būdavo, kad per kidėl lipdukų. Skonis nueidavo tai per 3 sekundės toks. O, nice. Kol iškramtai, bet biškiai. Tai pas mus kaimo parduotuvė irgi, ten, žinai, tipo, visi guma sudžiūvus, subyra dantyse, pasiemi kokią maniją šokoladuką, išsipakuoji, baltas visas toks, nice. Čipsai kokie ten, pavyzdžiui, pasiemi čipsų ir tu matai, kad jie kalėdinę editionų, tu vasarą perki, bet kalėdų praeitų kalėdų, net ne šių kalėdų. Ir laimi dar žaidimus, kurie jau nebevyksta. Kur stovi tie už vitrinos, o dar turit snickersą? Nu dar turim vieną, tai duokit. Ir nueina ir tą už vitrinos paima. Žinot, kaimo parduotuviai po vieną, atrodo kaip muziejui. Man tai patinka, kai kaimo parduotuvė susideda už vitrinos daiktus, kuriuos turi, bet viskas sandėlį laiko, nes nesudeda į priekį. Ir ten tai išblukęs tas snickersas, kaip muziejui po stiklu, ateina tą paduoda. Liau, kokį priminė į šitą. 2007 snickersas. Na, aš dar pamenu, kad būdavo tvaraikas kelią, nežinau, ar pas jūs tai būdavo, bet kur sifoną pasipildyti reikėdavo. Jo, aš pusę išpilsiu. Aš mindavau su dvirką papildyti sifonu. Aš esu 2 kartus ėsnis, vieną kartą pasiėmiau, išpilšiau ir tada teko su tuo jau išpilsti, tu grįžti atgal dar vieną dasipildyti. Arba kur kaskelį į skolą galėdavo įvaryti, žinai. Nebūdavo pas jūs į skolą. Nebūdavo pas jūs, kad pas mus jo, bet ten pijokai, žinai, varyti. Pas mus būdavo tvarai, žinai, tiesiog ėjai parduotuvę, mama padėjo 10 litų, nuėjai parduotuvę be 10 litų ir tipo, nu tai ką, žinau, aš atnešiu vėliau, žinai. Gečs 10, žinai, atvarai po savaitę. Aš taip pinigų nesukčiaudavau nuo šeimos, aš tiesiog iš močiutės piniginės kartais kokie eurai ištraukdavau ir viskas. Nesukčiaudavau, bet vogdavau. Irgi ant dimensijos nurašyti. Aš niekad nevogiau, niekad tiksliau neapgaudinėjau savo šeimos, aš slapta vogiau tik. Gerai, kaip pagalvoju, mes nesam niekada dar pradėję taip podcast, kur tipo, mes pradžioje apie sportą, apie viską, žinai, apie jos kelių šaudom čia. O gerai, tai grįžkim, per 15 metų pradėjai valgyti grikių dieto sportą, kažkokį bėgiojimas, ar nebūdavo? Bėgiojimas pagrinde buvo ir tada pradėjo kviestis klasiokai, fulę pradėjom lošti, tiesiog fulę stadikė, mėgėjiškai visiškai, be jokių trenerių, be nieko, užsikėpėm žaist. Tai man fulė iki dabar mėgstamiausias sportas, jeigu žaist. Tik kad dabar irgi nebežaidžiu, nes kad ją žaist, turėčiau labai daug treniruotis, kad, žinai, neprisidaryčiau traumų ir neskaudėtų niekur, o kai pas mane išklyšę visi, sakau, kaip pradedi sportuoti nuo 15 metų, nu kūnas nėra... Jis jau nebesitikėjo, kad reiks daryti šitos. Nesitikėjo, kad reiks dar kada nors sportuoti. Ir pas mane leidžia ten koordinacija, visus tos, žinai, realiai visiems sportam reikalingas įdirbis raumenų. Aš visur atrodo, įsijungit kvadrato videkus. Atrodo, kad man tiesiog čia nupjovė kojas ir medinės įsiūvė ir aš visur kaip bonki, žinai, atrodo, mane už virvučių tampa kiekvienam sporte. Tai sunku. O fulė, žinai, fulė toks sportas, kur reikia to judesio, reikia mokėti. Tai storas buvau, tai už vartų, kai numečiau svorio, tai gynybai visą laiką, nes nebūdavo kiaušų varyti į ataką, nes lievai žaidžiu. Tai toks atrodo, kad gynybai, žinai, mažiau atsakomybės. Ir kažkaip likdavau, žaisdavau gynybai, salės fulę žaisdavom, žinai, tai fulė smagiausias būdavo. Bandėm kažkada Joniškį komandą savo kaip vaikai, tipo, radom seną trenerį Joniškį, kuris ten treniravo kažkada suaugusius, prisiprašėm pas jį treniruočių, visą kitą ir tada prasidėjo, tipo, momentas, kai reikėjo pradėti rinkti pinigus ir ten realiai, tipo, gavos, kad mums reikėjo kokių 5 litų į mėnesį, kad galėtume, žinai, susimokėti už borelį, kad išeitų ten, tipo, aprangas pasidaryti dar kažką ir tada baigėsi. Tai pradžia skambėjo kaip kokia, žinai, tokio hollywoodinio filmo, kur, žinai, susiradom seną trenerį, kuris buvo labai geras treneris. Jo, mes prisišnekėjom, prisikalbinom. Ir paprašė pinigų ir pabėgęs. 5 litų. Ne taip ir norim to fulę žaisti. Esu už Ežio golą, daugiausiai, kai žaidžiau, tai už Ežio golą, žinot, kas yra. Tarpmokyklinis būdavo, ne kažkokios? Jo, Ežio golas būdavo, nežinau, gal dar dabar vyksta. Bet tarp mokyklinės futbolo varžybos ir tu tipo pradžiai žaidi savo rajone, tada tarp rajoninės ir tada važiuoji į Kauną, kur susirenka visų mokyklų futbolo komandos, bet čia yra griežtai, kad iki 16 metų vaikai, tai ne vyresni negali žaisti. Tada susirenka Kaune ir Kaune jau tipo išsiaiškina Lietuvos geriausiai, ten berods laimėjo Kaune pirmą vietą, aš nežinau, jos ten siunčia ar kažką, ar gaudavo ir aprangas ir panašiai, tai mūsų vienais metais yra laimėję Joniškio šitą ir mes turim tar legėjos aprangas iki dabar, kurios tokios net nesintetinės, tos medvilninės, tos tokios pablukusios. Ir jeigu laimėdavai per Ežio kolą, ten kokias, išvažiavęs jau į apskritį, ten tarkim iš Šiaulius mes važiuodavom ir ten duodavo kamuolių. Tai tų kamuolių po to niekas negaudavo žaisti. Žinai, tipo fizrukai tie būdavo, kur jeigu jau kažkas laimi kamuolius ar aprangas, palieka profam, per kuncę šiaip neduos pardyti tų kamuolių, siek su nuplyšusiu žaidį ten senu kažkokį. Tai laimi tą kamuolį, bet negauni su žaisti. Mano didžiausias pasiekimas futbole buvo
tarp apskritai Šiauliuose likom paskutinį ir treti grupė ir neišėm toliau. Nes, šiaip Crazy Ežio golas yra tarp ronių, nes tu atvažiuoji, pavyzdžiui, Šiaulius, tau 16 metų, man dabar kaip 16 atrodo, žinai. Ir tu matai, kad atvaro žaist, žinai, reikia priduoti mokinio pažymėjimų, neprašo paso. Atvaro, išlipa iš mašinos, atvairavę 16-mečiai, iš Kelmės ar iš kur. Iš Kuršėnų atvaro. Ir jie su barzdom išlipa iš mašinos. Nu toks, kur, hebra, ne 16 metų, jūs už mus 2 galvom aukštesni esate, žinai. Blem, pasakai Kuršėnus. Daug kas čytindavo. Žinau, pasakai Kuršėnus, šiaip dėl čytinimo tikiu, bet žinau, Kuršėnus, aš žaidžiau Kaškį, man buvo 13-14 metų, nes jie žaidė top 8. Ir buvo Irmantai neįsivaizduoja, kur tu dabar esi ir kas tu esi dabar. Bet jam būnant 14 metų jau turėjo barzdą. Tai čia iš Kuršėnų gal čia tokie bairiai gal. Kuršėnų genai, jo. Aš šiaip atsimenu mūsų, žinai, Joniškis tiek dominavo Kašę, kaip ir daugumą jaučių mokyklų Lietuvoje. Tai mūsų kašiorai, pavyzdžiui, jie visi, kai atvažiuodavo iš kitų miestų, mūsų kašiorai Joniškė kaip vaikai atrodavo visą laiką, nes visi žemi, nebūdavo labai aukštų, bet ir visi labai jaunučiai atrodo, kad keliais metais. Nuo tų sausainių gali būti. Taip, nes atvaro iš kitų miestų pažaist ir toks matai, kad, jau ten vyrai vos nežinai, bent jau mano akim, žinai, kaip kokia 10-oko. Tai jo, o Kašės niekad. Kašė tik per fulę žaidžiau ir kiemė, žinai, kiek pamėtai. Kašė per fulę. Ne per fulę, per kuncę, sorry. Rankos, žinai. Gerai, tai kai supratau, su sportu nebuvo didelio santykio, tokio, labai glausto santykio. O komedija, klausyk, vis tiek dabar esi humoristas. Ir kada supratai, kad visai čia jokutį paskaldai? Ar buvo juokingas mokykloje? Be to, kad storas ar dar kažkas. Aš noriu tikėti, kad jo, nes man tai atrodo, kad mano tas šiaip bazarinimas ar kalbėjimas užkauptas, žinai, 15 metų, kai tu neturi ten per daug draugų ir visą kitą, plus dar self-defense, žinai, su žodžiais sauginės, nes ten patyčios jada. Ir šiaip mano šeimoje ten tėvas visą laiką belė kiek pizdėlina, bajerius daro, žinai, kur ten prieš mokyklą valgai pusryčių su tėvu, žinai, ir jis ten sumuštinį su tepamu sureliu, žinai, parodo, kas čia pasilenk ir tada visą tau galvą ir tau čia prilipęs tepamas surį, žinai. Jo, mačiutė visą laiką, žinai, dviese erzindavom, kur visą laiką, žinai, ten kažką pagamina ir mes su tėvu, žinai, kur... Ir, žinai, visą laiką, kai būna mamos ar mašytės, ir čia valgoma. Ir mes su tėvu, čia paragauk, čia atrodo, čia gaidys, čia druskos per daug, ragauja, negali būti, tu gal nejauti, gal susirgi. Vėl su lygom, ką rašau. Tai šitie visokie erzinimai šeimoje ir šitas tai gal iš tėvuko tas toks. Ir dabar, kai grįžtu, aš matau, kaip tėvas vis dar erzina ir aš atsimenu, kaip, žinai, Gabija, žinai, dabar mano žmona, kur irgi namie visi, žinai, išsipisinėjo ir niekad rimtai nekalba. Tai mato labai aiškiai paralelis, iš kur, žinai, paimta yra šitas. Ir japinimas begalinis iš mamos, kur, žinai, tas šnekėti. Milijonai istorijų turi, blėt, įdomiausių, kur nieks neįvyksta, bet 5 draugės pamini ir tada turi klausytis 2 valandas. Tai jo, o kai numečiau svorio, žinai, 16 metų jau beveik buvo suėję, prasidėjo kvietimai į tūsus, mergos pradėjo rūpėti dar kažką. Tada kažkaip pajutau, kad nesu gal lochas visiškai, nes kviesdavai tuos balius, žinai, aišku, didžiąją dalim dėl svorio, bet ir fainesnis pasidariau, nes kaip storas, tai tu piktas sėdėt, nieko nešnekė, nes tu galvoji, kad visi tave taikosi, žinai. O kai tu numeti svorio, pajutė, kad tave įtraukia, nieks tavęs nebeišskiria, pats fainiau jauties, žinai, tai varinėjai, bazarinį, daug turėdavau, žinai, draugelių vyresnių, nes esi 2 metais vyresnė ir panašiai, tai ten prasidėjo, žinai, mašinos, marozinimai ir panašiai, būdų morozus 10-ukais. Žinai, šuliai mokais gerai, bet ir vakare prie mašinų sėdė, žinai, pakritęs ten kur nors aikštelėm bordiūrą atsisėdęs. Tai ta, žinai, šnekėjimas toks irgi, žinai, pastovus. Ir po to išvariau studijuoti VGTU, ten gert tūsint daug reikia, mokslo mažai. Ir prisijungiau į atstovybės studentų ir taip sukrito, kad buvau tam centriniam biure atstovybės, viršūnėlė elitas buvau. Tai, o ten hebra buvo susirinkus iš Panevėžio tokia krūta, tipo aktorių vaikai, žinai, bet ir tokie tipo man labai artimi, nes tipo visi, žinai, kaip ir moroziukai, visi panetkių žmonės, ne Vilniaus ten, žinai, ne Vilniečiai, kur, mano akim visi, žinai, tokie išvėsę, silpni ir labai, žinai, tipo fancy. Tai taip sukrito, kad daug žvengiam su panevėžiokais, gerai laiką leidom, buvau tai atstovybėj beveik 4 metus ir kažkada bebūnant tai atstovybėj, kažkas yra užmetę, sako, tu, nenori open mic'ą nuvaryti, žinai, komedijas. Ar aš ten matydavau, kad vyksta open mic'ai, bet aš vis laiką galvojau toks, kur, čia tai žmonėm, kurie jau moka bajerius, sakyti, žinai, nes esu matęs humoro klubo per teliką, tipo, man geriausias dalykas, jaučiu, ką esu matęs, tai kai buvo humoro klubas per teliką, toks stand-up. Aš gyvai eidavau žiūrėti į Tamstą. Toks senas, ne? Kiek tu? 58? 40
26 bus kažkas. Aš klausyt dar prieš Tai va, tu buvai gyvai, o aš buvau, žinai, tik per teleką mačiau. Faktas, kad visi mes ten cituodom tos bairius, nes ten nebūdavo iš kur tų bairių pasigauti. Arba YouTube rašydavai early laikais prikolas su dvitaškiu. Arba, žinai, jau šitie per teleką įdavo. Aš kaip per teleką pamačiau ir ypač Modestą Vaišnorą, kaip pamačiau, kuris ten tiesiog skaldo bairius apie šeškės ir vis keičiasi kampe, tipo cenzas. N12, N14, N16. Jo. Ir man čia atrodė insane, tipo, kad tu per teleką galėjai ateiti stumtą ant kitų įžymybių, tipo, tiesiog bičias vakiniai, žinai, paprastas. O kas haustino? Ne Mikutavičius buvo, manos, pirmasis, kur ten Mikutavičius, žiauriai keistai ten viskas buvo kur. Bet ten šiaip crazy, ten ir Drukteinis lipo pasirodyti. Šitas Katleris Bairis vogė. Katleris, tas, kur buvo Seime ir kalėjime sėdėjo Puklevičius. Aš taip atsimenu. Lipo ant scenos? Puklevičius jo irgi pasirodė. Bet labai, jisai bandė tuos sophisticated ir kur tipo nieks nesijokė ir jis tipo ne tai, kad galvot, blemo, blogai pavariau, jis tipo jie lohai nesupranta. Taip. Nu, žmogus sėdėjo zonai, gali kažką žino. O tai palauk, studentų atstovybė man čia, aš tik užsitrigerinau. Studentų atstovybė ir tipo prikolini žmonės, man kažkaip, aš kitaip atsimenu studentų atstovybės, tokie visi tokie Remeriai. Nu tai va. Atsakymas tau. Nenoriu nieko įžeis, kas dabar. Bet dažniausiai vis tik į atstovybės varydavo tie tokie, žinai, moksliukai labiau, ne? Pas jūs tipo tiesiog... Nu matai, mes kai buvom centrinė atstovybė, mes irgi matydom kai kurias nes žinai, VGT 10 fakų. Tai 10 fakultetų turi savo atstovybės. Ten tarkim, žinai, fizikų, ten aviacijos. Aš pradžiai buvau aviacijos atstovybė, žinai, Agajui, nes aviacijos mokslus baigiau ir aš galvojau, pizdinsiu iš ten nafik, nes, nu, tipo, neįdomu ir toks atrodo, žinai, kažkoks tuo laiku pasisekė, kad pakvietė prezidentas atstovybės, kur centrinis biuras iš visų fakų, tipo, yra išrenkamas prezidentas, seniūnų ten visų studentų ir jisai komandą susirė. Tai mane pakvietė ir tada man taip sukrito, kad labai kieta chebra, tai žinai, kai esi toj viršūnėlį, kur turi ir studentų pinigų ir prieigos viską. Ir mes VGT išskirtiniai Lietuvoje, mes turėjom Saulėtekį, dar dabar stovi apleistas ten prie to, kur prie skateparko kablio ir kur dabar molynų, kur dar galim pašokinėti su dirkom, prie plytinės iki, žodžiu. Taip. Toks namas stovi prie pat plytinės aikštelės, jis dabar apleistas ir užskvotintas, bet ten yra kažkada visiukų laikais VGT, kai dar buvo statybų institutas, studentų statytas namas, jis ilgą laiką buvo apleistas, nes ten toks eksperimentinis tipo mokslams statytas. Ir kažkada atstovybė seniau išsikovojo, kad jiem ten duotų įsirengti tipo centrinį biurą, nu tipo, žinai, kad studentus priimti ir visą kitą. Ir kaip gavos po to finalę, kaip amerikietiškose filmuose. Mes turėjom iš esmės kaip Fred House'ą, kur studentai turi nuosavą namą 247, be jokio surveillance, be nieko. Ir mes galim, ką norim veikti. Tai, tipo, dėl to ir būdavo tas, kaip pasakydavai, kad iš studentų atstovybės jisai galvodavo, kad ten, žinai, kaip tu ten darai halatų dienas ir dar kažką. Būdavo ir pas mus fakose tokių cringe, žinai, momentų. Mes iš jų patys, žinai, juokdavomės ir patys, žinai, sakydom, kaip nuo centrinio biuro, kad davai, darom rimtus dalykus ir pabaliavojam, jo. Taip darom, žinai, smagius dalykus ir pabaliavojam ir rimtus dalykus ir nedarom cringe, žinai. Yeah. Tai patiko man ta chebra, nes, žinai, ten mūsų atstovybės prezidentas irgi ten, tipo, repo kultūros irgi žmogus, žinai, visą kitą, nu, tipo, labai gera šutvi. Ir tu, tipo, kaip tu gali leisti lievai laiką ir nejuokauti, kai tu, pavyzdžiui, nu, antram jau kokiam kurse, baigi vasarą darbą savo samdomo, nes VGT studentai privalo dirbti už babkes, kad išgyventi, žinai, nieks ten nesimokina. Tai tu po darbo iš karto net nerašydavai, tipo, į telefą, ar ten, dabar, tipo, reikia hebra surinkti kažkokiam mytui. Tu po darbo varai tiesiai į tą plytinės namą, centrinio biuro chatą, nes tu žinai, kad visą vasarą, kiekvieną vakarą ten visada bus hebros. Nes visi, žinai, gyvena Saulėtekį, nu jie vis tiek hengins čia. Nes jeigu prie kompo kimarinė ir filmą žiūri, tu nesidėsi kambarį, varai, kur hebros bus. Po darbo iš karto varai į centrinį biurą, ten pakrenti, griliukas užkurtas, kepam burgerius, geriam alutį. Čia belekaš. O tik vėl sugriuvo. Čia geriausi metai. O tai kas atsitiko? Tai aš tai baigiau savo, mano tipo hebra baigė savo kadenciją, žinai, tipo baigęs studijas tiesiog. Yeah. Aš irgi dar baigiau studijas, dar buvau vos ne iki galo ir po to ten dar sekant, užsigeidė universas parduotą namą, neapsigynę studentai sekant atstovybę to pardavimo, niekaip neišsikovojo. Ir tiesiog, žinai, VGT pardavė turtą, nes jiems, žinai, reikėjo ten administruoti ir išlaikyti. Ir prarado tą namą, kas mūsų akim, žinai, ten dabar kaip atstovybininkų senių tipo, kur, nu va čia tai didelis praradimas, žinai. Nes VGT turėjo kietų atstovybininkų, kurie šiaip faini žmonės, pavyzdžiui, tai tikrai, žinai, Sanė Banginį. Šitas reperis. Jis irgi... Tai čia šitą reperį minėjau. Ne, Sanė yra iš vyresnių laikų, jis jau man būdavo, tipo, kaip senis, kaip alumnas, tipo, mes darydavom balius, kviesdavom alumnus, atvarydavom, žinai, hebros. Jo, tai šiaip atstovybininkų daug visokių atsimušė. Jisai ne reperis, jisai tiesiog prie reperiukų visą gyvenimą.
Jisai dirbo ten Flow padėjo, Flow Musicui šitam Alko, gal žinai, kuris ten irgi daro, nu tai čia toks aktorių sūnus. O tai Sanė su jumis VGTU? Sanė, nu taip, jisai vyresnis, žinai, tai aš jau atėjau, jis jau buvo baigęs, žinai. Aš matydavau ten freestyle battles ar kažkur ir tada darai tu tipo alumni kažkokį tai tūsą ir tada matai Sanė ateina ir tu galvoji, blet, čia visa VGTU hebra, tipo, žinai, kieta. Tipo. Bet, nu, ne visa, bet fainai. Fizikai keistesni tokie. Fizikai keistesni, ten kūrybinių industrijų fakultetas irgi toks, kur, žinai, arba yra kieti žmonės, kurie nestudina ir įstoja, va, žinai, grinai tik tais, kad įstot. Ir tada jie būna irgi ten fainų, arba tie tokie, kurie labai nuoširdžiai priema renginių inžinerijos studijas, žinai, ar dar kažką tokio. O tu skai lakūnas tu? Aš aviacijos elektronikas pagal popierių tą, kurį gavau, bet šiaip tai perestukininkas, kuris nusirašė paskutinius 2 metus univerė viską beveik. Okay. Džiaugiuosi, kad neprisidedi prie šios industrijos plėtros toliau. Kodėl? Yra, nes jis 2 metus nusirašinėjo, norėtum, kad lėktuvai surinkinėjo. Nu jo, gal. Ai, nesiparink, ten geresnių fruktų dirba prie lėktuvų. Dabar jau parinusi, bet ačiū. Gerai, tai dabar šokam prie to tavo jau open mic. Tai žodžiu, visi sakė, varyk pasibandyti open mic'ą, pasitikrinti ir kur tavo buvo tas pirmas kartas. Pirmas buvo Kably, darė PVŠ'as, tada komunija, ne PVŠ'as, darė komuniją open mic'us, nes negavau spoto Tamstoj, nes seniau būdavo sunku gauti. Ten elitas buvo jau. Jo, ir ten tipo parašai ir tave įrašo Paulius Ambrazevičius į laukiančių eilę ir ten gali gauti po mėnesio ir 2, žinai, spoto, aš tam žiauriai užsikepęs buvau, kuo anksčiau nuvaryt. Tai variau, jau gaunas beveik prieš 6 metus, į komunijos openą vyko Kably, kur Rūbinė kablio, net ne ten dideliai salė ar kažkur. Ten atvariau, aišku, pirmą kartą sekęs neblogai iš tos pusės, kad, žinai, juokėsi žmonės, bet buvo ir draugų atėję ir šiaip, žinai, buvo sukaupta viskas ir mane pristatė kaip, žinai, beginnerį. Tai kadangi neužčiaukinau visai, tai čiūjų, kad geras pasirodymas. Aš turėjau įrašą vis dar, pasižiūrėjau ir ten nušūdų krūvą visišką. Nėra ten gerai, žinai. Tam kontekste gerai buvo. Tai užsikabinau, po to atbombinau kokį pusę metų ar metus, gal net visus. Nu tai, kad atbombinau, bet tokių, žinai, kur ir bombinimų, bet ir tų tokių vidutiniškų pasirodymų, kur biški nusijekė, pusė nenusijekė, nes tada, žinai, pradėjau ten laužti, kad aš čia turėjau kažką pasakyti savo medžiagą, ten socialinę kritiką, žinai, prisižiūrėsiu tokių karlinų. Nu ir cringe, žinai. Ir buvo ten, atsimenu, vienas gal labiausiai kritinių taškų, kur Tamstoj lipau, humoro klubo open mic ir aš ten pagalvojau, žinau, kad bus humoro klubo bernų tipo sėdinčių tenais ir aš ten kažkokį bajerį pasirašiau, aš ten pradžiai pamokslavau kažką ir po to dar humoro klubo pradėjau stumti, kad jie stori visi, žinai. Nice. Pradėjau stumti ir nenulendino tie bairiai ir tada užlipo Ambrazevičius ir sako, čia yra nuobodžiausia TEDx'o kalba, kurią esu girdėjęs ir piso žvengti visą auditoriją, ten 200. Pauliaus visi žvengia. Jo, 300 gal žmonių ar 200 Tamstoj ploja, žinai, visi patenkinti ir aš sėdžiu galvoju, nu, čiūju viskas. Ir einu namo, toks galvoju, gal liksiu dirbti, lituot savo darbus, dar kažką, gal čia ne mano dalykas. Ir praėjo grūzas po kurio laiko, variau dar kitą openą, galvoju, reikia gal kažkaip nebandyti pamokslaut, bet gal pasitengti tiesiog kažką parašyti juokingo, kad tik juokinga būtų, kad ką tu ten, žinai, kokia ten žinutė tavo giliai ar ne, ten, žinai, nedypint. Ir dirbau ir parašiau tada kažkada bajerį savo pirmą veikiantį apie akvaparkus, apie vandens parkus, tipo, kas man ten, žinai, juokinga, kas nejuokinga. Ir smagiausia, kad toj pačioj Tamstoj, kur niekad nesu turėjęs iš kokių 4 openų gero vakaro, lipau tada su tuo bajeriu, visas setas buvo, žvengia žmonės, gerai pasirodžiau, tada einu namo, atsimenu po Tamstos ir iš Ambrazevičiaus pačio gaunu žinutę ir parašė, nenaudok kaip filerio, nu, tipo, kad nesikeik daug be reikalo ir toliai eisi. Ir aš toksai, nu, galvoju, čia arka kažkokia herojaus perėjau, žinai, tipo, kur Paulius mane uždūkino ir pagyrė dabar, žinai, tai vadinas gal... Žiūrėjau, jeigu atlaikiai, žinai, kai muša, tai gerai yra. Aišku, labai daug prisidėjo dar tas, kad buvau metęs darbą, nes buvau užsikabinęs, dariau savo openus biškį, buvau pradėjęs daryti čia irgi beje Šiaurės miestelį, alaus studijoje. Darydavau antram aukšte tokius fainus vakariukus. Jo, jie kauzi, nes ten alaus studijos, tas antras aukštas, daug irgi hebros iš atstovybės dirbančių alaus studijai, ten man sava hebra realiai. Tai labai geri laikai būdavo. Jo, aš tiksliai esu buvęs. Jo, ir buvau pradėjęs dirbti su Olegu Šurajevu ir jisai tada darė ten turą tokį rudens, tipo labai bajavą, kur daug pasirodymų ir visur ėmė mane apšildyti. Tai man gavas tas, kad aš varydavau ir apšildyti ir visus openus kiek tik įmanoma, nes tai buvo susibūrus smagi tokia hebra openuose, Karosas, Adauskas,
Emilis, Žilva, Tomašas, nu, tipo, visi, kas, tipo, dabar pagrindė daro dalykus, tai ir buvo tas Viktoras, Markas. Ir varydavom visi, mes tam bent jau su Karosu būdavom, tipo, kažkaip vos neprižadėję, kad varysim visus Open. Kaune vyksta varom ar dar kažkur. Tai šitas ir dar apšildymas, žinai. Ir būdavo, pavyzdžiui, vakarų, kur apšildavo Olegą 2 kartus, žinai, kablį prieš 500 žmonių per vakarą drebančių balsų, žinai. Tokius aptariu, žinai, apšildymus. Ir po tų 2 dar varau pasirodyti kur nors į paviljoną į Open Mic. Ir tvarai tą Open Mic į paviljoną ir toks, kur pažiūri, ten sėdi 7 žmonių ir toks, man pohant jūsų, aš ką tik, žinai, tipo, ką tik kentėjau ir drebėjau prieš, žinai, 500 žmonių. Ir tada, kai lipdavai, pradėjo sekti, žinai. Ir tada kažkada, atsimenu, ten Arstadauskas ar kažką sako, tu radai, tipo, atradais, tipo, savo voice, žinai. O aš galvoju, kad gal labiau, kai gavau pasibandyti sunkesnių dalykų, biškį atėjo daugiau pasitikėjimo savim tuose Openuose. Ir po to, kai žiūri dabar komediją ir žiūri jaunus komikus atėjusius, matai, kad bajeris neblogas ir tu matai, kad viskas to, ko tau trūksta pagrinde, tai yra, žinai, arba įdomios mintis, arba didelis pasitikėjimas savim. Nes jeigu, žinai, komikas nepasitikė savim ant scenos, kodėl mums čia reikėtų tada tikėti, kad čia juokinga, žinai. Taip. Man atrodo, kad tas pasitikėjimas ir visa kita ir pralaužė, žinai, tada prasidėjo bajerių rašymas, dar kažką ten Olegas pripušino daryti, žinai, pirmus pasirodymus savo solinius. Tai taip pabiškiai įsigazavo ir taip net nepajutau, kaip dabar... Visai gerai zegas. Trečia solinė, ne, 4 solinė, 5... 4 solinė. Sunku suskaičiuoti. 4 solinė programa, tai labai džiaugiuosi, žinai, valandinė, tipo, tai... O tai kaip prasidėjo tavo iš vis, paminėjai, kad paskui pradėjom su Olegu, žinai, dirbti, nes man tai skamba kaip, taip, tu eidavai Open Mic'us, All Goodas, ten jau tobulėjai, jau kylė aukštyn. Vienu momentu jau Open Mic'us, kaip prasidėjo tas tipo darbas ir dar kažkas? Nes aš mano mintis yra, žinai, aš bandau susijęti, žinai, bet su Olegu, kai pradėjai dirbti, ir tie 500 žmonių, jie toks bišk game changeris tavo. Jo, didelis šuolis, atrodo. Bet ir jis buvo didelis šuolis. Galvoju ir staptel, žinai, tas Olegu, kaip atsidūrė tu šis pasi. Man buvo bajeris, nu, tipo, žinai, vaikštai Open Mic'us pradžiai kaip jaunas komikas ir ta rinka, kadangi komedijos jauna, žinai, tai faktas, kai jinai auga, žmonės pradeda galvoti apie naujus, žinai, ten, nu, darbus, dar kažką, filmavimus, visą laiką reikia rankų, žinai, dabar jauni komikai montuoja kažkam, kitiem komikam reelsus ar stand-upus, ar filmuoja, kamerą palaiko, dar kažką, nu, dažniausiai komikai mes ateinam, žinai, pas kitus komikus padirbtų tokių darbų, kur turėtų dirbti gerai apmokamas, bet kadangi pinigų nebūdavo didelių, žinai, tai visi tipo vieni kitiem tipo pradedi tokią mentorystę vos, nežinai, ateini tipo su šansu, kad gal aš dabar čia pamontuosiu, bet po to gal, žinai, gal į video mane įdės, žinai, gal dar kažką, nu, tipo, naudą jauti, žinai. Tai man buvo taip, kad aš dariau tada, jau dariau Open Mic'us Šiaurės miestelį ir vaikščiodavau pats Open Mic'us. Ir kadangi, tipo, su finansinį laiką gerai tvarkiausi, tai turėjau pakankamai saugų tą, žinai, ir toks galvojau, vienu momentu. Galvojau, gerai, darysiu komediją, kol pradėsiu tiek pat iš jos uždirbti, kiek dabar uždirbu samdomam darbę ten litavime, žinai, ir tada mesiu tą darbą, darysiu komediją. Ir tada taip, bandžiau ir toks matau, kad, nu, bibi, nu, aš nespėsiu, tipo, nu, niekaip, tipo, aš matau, kad aš prabūnu visą dieną darbę ir jeigu net vakare turiu laiko, nu, nu, vis tiek pavargę visi būnam po darbo, žinai, vis tiek skiriasi. Ir galvoju, pizdu, bedarbių išmoka bus kažkiek, Openai, žinai, vyksta, kažkaip išsivartysiu, žinai. Ir sėdėdamas dar tam darbe, parašiau tiesiog stories, įkėliau, žinai, ten savo 400 sekėjų. Įkėliau story, kad ieškau darbo, nesu ten dirbęs makę, dar kažką, kad, tipo, turiu gerą patirtį, žinai, ten bajeriukų prirašęs. Ir kadangi tu vaikštai tos Openus, kai kurie komikai tave seka, mane Olegas tada buvo pradėjęs sekti, buvom pasilabinę Open Mic'uose, žinai, tai jis gal matė, žinai, gal jam patiko, gal matė gal potencialą neišdildomą, žinai. Tai tiesiog pareplainai tą story, kad davai ateik pasikalbėsim. Ir aš toks buvau, kur tu čia irgi juokauji. Sunku suprasti. Jo, nes mano darbas skelbimas ant bajerio ir galvoju, kad tu juokauji. Aš kažką atrašiau, sako, jo, davai rimtai atvaryk, pašnekėsim. Atvarau tada pas į ofisą, pašnekėjom kažką, tu čia laidą produsuosi, dar kažką ir aš sėdžiu ir toks, aš nieko nedaręs. Kas yra produsavimas, ką reiškia apšiai šitos pareigos, žinai. Ir tada sako, tai va, šitą darysi ir dabar aš varau Tenerife ir jie išvarė ten tada su savo tuo dar kolega. Išvarė su Narušiu į Tenerife ir toks, kur grįžtų pas Dyriką kitą dieną darbą, sakau, aš norėčiau išeiti už 2 savaičių, žinai. Aš jau produceris. Jo, nes aš produsuosiu dabar ten pas Šurajų. Ne. Tai labai dėkingas esu Dainiui savo darbo vadovui, nes buvo Malačius, kur padėjo ir bakalauro pasirašyti, duodavo lankstų darbo grafiką ir kai pasakiau, kad noriu dėl komedijos varytis, toks buvo, žinai, nebuvo kur tu debilas ar kažką, buvo toks, kur
pasakiau, kad dar čia, žinai, kviečia Olegas dirbti ir toks, kur, sako, understandable, sako, jeigu čia nori eiti, sako, atrodo, kad good. Dar padirbau tada, visą kitą ir pradėjom su Olegu dirbti, vasarą praėjo, ten grįžau Tenerifės, bandžiau padėti tenais filmuoti porą laidų produsuoti, ten nelabai produsavosi man, žinai, kur sako, surask rėmėjus 3 laidai ir aš toks rašau Candy Popui, kokiam nors, žinai, kur paremkit mus. Atsiųskit pinigų. Ir po to biškį akcentę pasifilmavom, padėjau pafilmuoti, ten nedaug palaikyti kamerą, žinai. Tas legendinis buvo šeimų maršo akcentas, kur pakritę su dėduku šnekėjau, tai kokį pusvalandį, iš kurio sukarpėm, kad būtų įmanoma žiūrėti, po to jis mirė beje. Parašė jau sūnus, kad mirė jisai. Ačiū jums, tai jis mirė. Ne, jisai tiesiog tokia, kad jeigu ką, tai mirė, žinai, nekaltino mūsų, žinai, bet taip, šiaip norėjau pranešti, crazy, bet nežinau kodėl, bet... Jo. Ir tada tas turas buvo, apšildymai ir tai viskas įsibėgėjo. Tai tiesiog prireikė, laiku išėjau iš darbo ir laiku surizikavau, žinai. Labai blogas žinutės siunti čia žmonėms. Šiaip didžiąją dalį neišteiginėkit iš darbų. Pabūkit. Ne, aš šiaip galvoju, jeigu pradžioje tu galvoji, kad vis dėlto bandysi, žinai, žongliruoti 2 dalykais vienu metu, tai gal pradžioje tai pasibandyk. Ir jeigu matys, kad tas vis dėlto potencialas yra nežmoniškas, tai tada galėsit mes darbą ir rolin varyti. Arba nesusiraskit darbo niekad. Ir nereikės rinktis. O pašalpas duoda tada, jeigu neturėjai darbo. Turėkit vaikų reikia turėti tada. Kuo daugiau. Ai, taip pat turi vaikų, gauni pašalpą ir... Esu girdėjęs tokią schemą. Supratau. Tai čia, bet Lietuvoje mažai duoda, girdėjau, užsienį daugiau. Visi viską žino. Visi po nuotrupą, žinai, kažkokią. Draugas sakė, kad... Jau keičia neblogai dalina, žinai, iš tos. Čia kaip apie NT mokestį dabartinį, su kuo kalbi visi skirtingai, suprantu. Aš girdėjau, kad mokestins vilas. Ne, aš girdėjau, kad būtų maža iki kemštukų, sakė, iki pemštukų, nieks nahui nieko nežinotės. Bet svarbiausia ateit prie... žinai? Aš žinau, kad reikės mokėti pinigų kažkiek, bet nedaug. Kažkaip ten išsiskirtis per metus, ten aš nežinau, gal ten bijau nusinekėti, ten porą šimtų gal eurų, nežinau. Einam į reitingą šiaip, galvoju. Davai, varom. Aš kiekvieną kartą pasigaliu paprašydamas džinglo, bet mes sugrįžtam. Taigi, labai viskas paprasta. Kaip ir matėjai mūsų prieš tai buvusiuose podcastuose, kuriuos žiūrėjai, yra reitingas, kuriame... Aš didelis fanas. Since day one. Palauk, kada čia pirmas buvo? Seniai pirmas. Aš taip gerai laiką leidžiu žiūrėdamas jūsų podcastą, kad laikas skrieja ir aš net neatsimenu. Tu net nesensti iš tikrųjų netgi dėl to. Labai patiko, kai Nausėdą kalbino. Mano mėgstamiausias epizodas. Labai sunku suderint buvo, bet pavyko. Apsauginis vis laik buvo šaudai. Vykom jo tuos 2 namus, kur laimėjo. Taigi, reitingas. Tau reikės sureitinguoti 10 dalykų. 1 vieta tau labiausiai patinka, 10 mažiausiai patinka. Okay. Tai va, jeigu atvirkščiai būtų, jau būčiau pasimetęs biškai. Ja, ir gali būti. Mes gvildenam ir tobulinam šią sistemą, kol kas yra tobuliausia versija, ką mes turim. Atsimenu, kai buvo skirtingų vietų. Aš atsimenu, kai Deivis sako, gal užsirašom, davai, baigtų, atsiminsim. Ir tada tipo 5 dalykai į tą pačią vietą. Tai tu reitinguosi mantus. Tiesiog mantai. Lietuvos mantai. Bet čia tipo tas kaip TikTok'e, kur aš nežinau, kas dar sekantis. Taip, čia yra rizikos, čia yra biški, reikia pagalvoti gerai. Tai nedaug dievė pasirinks, kad man tas patarakas labiausiai patinka. Oi, ne, šitą tai galim garantuoti, kad ne. Va jau deginam tiltus, malodėt. Labai greit pradėjai. Yra tik vienas fiktyvus mantas. Nu, ko tu tik aš išspėjau. Gerai, tung, sahur. Ar lyra. Mantas Wizard. Manto Wizard. Fiktyvus ir yra. Čia, jo, fiktyvus, nes magas. Nes nėra magija netikra yra. Aš pasakysiu taip, aš mačiau jį raustuose biški juokaujant ir aš mačiau, kad jisai jolly fainas vyrutis. Tai kaip žmogui aš duočiau gal aukštesnę vietą. Bet dabar noriu supykdyti visus Lietuvos magus. Mes esame magų studijai, literaliai vadinasi magų studija. Jo, ten apdovanojimas, negi iš vieno geriausių magų šou. O kas čia, tu magas esi? Aš? Jo. Ne. Rokas Bernatonis čia mes pasisvečiuose. Žinau, aš jį žinau, žinai iš kur? Iš Tech Top apdovanojimo. Kur jisai pristatė metų kaitlentę, pretenduoja tapti Electrolux. Nežinau, šito šou, kur Topo centras LNK pagrindinė meterį prime time išsiperka kokių 2 valandų renginį, kur renka metų dukovkės, kaitlentės, metų siurblį. Čia kiekvienais metais vyksta tokie dalykai. Jo. Ir dar tarpė dar rodo reklamas, juk Topo centro ilgiausia reklama, kiek tik įmanoma. Ir absurdas ten. Ir būdo pristato, dabar jau yra šaldytuvai, kurie nuskenuoja jūsų akį ir gali nuspręsti, ko jums trūksta jūsų kraujui. Pristato tokius dalykus, kurie dar neegzistuoja, kur neturi. Net pats Topo centras tokių prekių ir tada
metų šaldytuvu pretenduoja tapti, ten paprasčiausiai, Bosch 2 XPS 12. Ir ateina žvaigždės, rimti žmonės, ten koks nors, taip, žinai, pakviečia dar pilną influencerių ir jie irgi dar pristatinėja tos šaldytuvus ir viską, ten kosmos. Aš nežinau, iš kur jie turi pinigų, bet ten... Čia daug pinigų skamba labai. Elitazas daro viską, tipo, tenais daro live, praeitą kartą ten Stonkus su Justė iš šitų Saulės Klošo gabalą net repo įrašė ten su... Aš kažką praleidęs labai. Jo, YouTube'e yra, ta prasme, ten 2 valandų cringe watchas yra mega. Paskutiniam Tektopo vaidino detektyvą Cicėnas Herloką Šmolcą, kuris visą laiką geria, tai arti namų. Tavo atmintis yra neįtikėtina šiaip. Arti namų visai personažas geriant. Tai spėjau šitas pakėlė šiek tiek jo. Jo, tai šiaip man tas Wizard, man rodo, fainas bičas, bet sakau, aš nemėgstu magijos kaip dalykų. Tipo, man nėra entertaining žiūrėti. Aš gerbiu amatą, gerbiu žmonės, kurie tą daro ir manau, kad tai yra labai smagu šventėse ir daug atneša džiaugsmo visom šeimom. Bet man kaip žmogui, man toks, kur nuo tų visų Davido Blaino laikų ir panašiai, aš kaip vaikas, žiūrėjau per teliką ten rodavo ir toks, kur... Nu toks, nežinau, kad čia kažkur yra dalykas, kad fake, žinai, ir toks, kur manęs ne ta visa povyza, kur, o dabar jums duodu kortą. Ir visą laiką tos manieros tokios, kur, nu kodėl tu man tos kortas pristailė, kad aš su jom seksą turėčiau daryti. Kaip mus išmes dabar rokas iš viso šito. Šiaip jo, aš tikrai, ką tik tokį, žinai. Ne, bet tiesiog, čia tik man, bet šiaip aš gerbiu, žinai. Bet šiaip šaunuoliai. Tai man tą Wizardą aš dedu... Nu, į 8 vietą. Vien dėl to, kad geras žmogus, tai iš 10 kyla į 8 vietą. Okay. Labai gerai, man patinka pradžia. Gerai, žiūrėjau, kad turim dar. Toliau. Mantas Jankavičius, 10 vieta. O štai kas yra Mantas Jankavičius? Aš žinau ir aš dėl to 10 vietą. Kodėl tai gal yra komentarų kažkokių, nėra? Be jokio gailesčio. Negaliu žmogaus pernešti, negaliu pakęsti muzikos, čiuoški yra daugiausiai žalos padarius mentaliai visai mano kartai, nes mūsų tėvai non-stop ją dainuodavo ir visur grodavo ir žiauriai ėsdavo smegenis, nes tai yra tiesiog kirminas smegenų. Kaip nesitikėjau nieko. Mantas Jankavičius beje buvo ir Tektopo apdovanojimas Lietuvos balse komisijoje. Ir jisai matos, koks yra egoistas ir nefainas žmogus komisijos, nes kaip atskleidė paslaptingą svečią, kad bus paslaptingas dar vienas komisijos narys Finga, tai atrodo Jankavičius užsiparino, kad tik ne jie, nes dar reikės su 5 žmogum dėmesį dalintas, nes jau buvo reakcija, o, wow, 5 bus. O, wow, populiarus muzikantas, wow. Jo, tai man atrodo, kad tiesiog Jankavičiaus ego yra nesuderinama su mano, man nepatinka tokie... Man patinka, davai dar, važiuojam dar, traukiam dar. Mantas Bertulis. Ir važiuojam, žiūrėk, tas geras žmogus, kad būtų gerklė šlapesnė. Kodėl sunkiausius Mantus davė? Tu ištraukiai sunkiausius Mantus kol kas. Mantas Bertulis 9 vieta, virš Jankavičiaus, kol kas tik lentelės. Šiaip net dabar gaila, šiaip man tai vis dar, žinok, nenoriu, kad tu liestumai su Bertuliu ir Jankavičium taip arti. Bertulis fainas žmogus, daug padaręs projektų, viskas gerai, bet ne mano tipažo žmogus, toks atrodo Kauno veidas gali būti. Šiaulių, man atrodo, yra. Nu, va, tas yra absurdiškiausia, kad jeigu tu iš Šiaulių ir Kauno veidas, dėl to ir 9 vieta tau skiriama yra. Nuostabus reitingas. Mane erzina žmonės, oportunistai, kurie bet kurioje vietoje bando padaryti klikų ir viewsų savo. Ir mane erzina, žinai, manau, kad būt gerų prodiusų ir tokių, žinai, vadybininkų, sujunginėt, rast, pakviest, nesijaučiu mėgstamas žmogus. Tu turi būti tos biški, žinai, sveikutis, malonu tave matyti, žinai, tu turi visiems būti fainas. Ir, žinai, kol man nesiūlo gerų dalykų, tol man nepatinka, nes tu to matai, kad, čia nenuoširdus bendravimas. Yeah. Aš gal per dypiai, ir šiaip tai labai gerai. Iš išvaizdos nėra pats gražiausias žmogus. Gerai, uždarė šitą klausimą. Galėsim šitą iškirti, tiesiog ir šitą tikrai sudėti reitingą. Aš norėčiau iš karto oficialiai tave pakviesti į visus mūsų reitingus būsim. Nesvarbu, kas bebūtų, tiesiog... Bet daugiausiai žmonės padės reitinguoti, tikrai. Nuo šiol tik žmonės ir visą laiką ateina. Ir štai Evaldo rubrika. Šitas gaidė. Blogiausia, kad tai Rokas išvarys iš studijos, bet ką padarysi. Mantas Bartuševičius. Dar vienas. Gaila 10. Gaila, kad ne Mantas Gizzard. Žinai, nes irgi jisai turi rivalry su Mantu visą. Mantas Bartuševičius. Yra istorija nutikus. Aš buvau kažkada pas Panos podcast'e, pas Gelminę ir Aistės dar nebuvo, buvo Agnė. Ir darėm reitingavimą, ką į negyvenamą salą pasimčiau iš žmonių. Ir aš tada Mantą įdėjau, Bartušką įdėjau žemiau už Stonkų, nes sakiau, kad Stonkus vis tiek, kaip pasakyti, jisai, fiziškai tvirtas vyras, žemaitis. Su gorilai. Jisai, žinai, man daug dalykų negyvenamai saloje, žinai, padėtų
galėtų išgyventi man, žinai. Tai man tas buvo supykęs ant mane, žinai, kad... Tai dabar tada... Žeminau jį. Tai dabar tik noriu pasakyti man tai, kad jeigu žiūrėsi šitą, žinau, kad žiūri, tu ištikimas fanas, kiekvieną epizodą nepraleidai. Jis daugiausia kartų buvęs, beje. Aš noriu to man tai pasakyti, kad kadangi žinau, kad gali būti dar ten Stonkus, tai tavęs pirmą vietą nedėsi tikrai. Tai noriu įdėti Bartuševičių tikrai aukščiau už Mantą Wizard. Tai aš manau, kad Mantą Bartuševičių dėsim į top 3. Nes mes dar turim bendrą vis tiek projektą, Kiemo draugai, Kvadratą, nes nori sugadinti mikroklimato mūsų ofise ir darbo aplinkoje. Tai Mantas Bartuševičius, sakyčiau, yra top 3 mantų, tai jį dėkim į 3 vietą. Tam ir dėkim į 3 vietą. Tai top 3 mantų. Geras humoristas, geras žmogus, labai daug primasto dalykų, labai daug. Mantas Stonkus 1 vieta. Mantas Stonkus 1 vieta. Manau, kad nemeluoja pardavimų skaičiai bilietus į Manto tūkstantmečio vaiką, nemeluoja tai, kur jisai ką daro. Fainos vyriškis, susitvarkęs. Ir čia mano yra ėjimas atstatyti santykį su visais žemaičiais, nes aš turėjau bitą, kad nereikia mums žemaičių ir man jūs nepatinka. Tai duoklę atiduodu žemaičiam ir dedam Manto Stonkų. Tai užtvirtinam, žemaičiai geriausi Lietuvoje, ne? Nesakiau. Tai. Manto Stonkus 1 vieta. Šiaip visi, va, šitie 2 mantai faini, nes žinai, vis tiek jie komikai. Šitie mantai yra iš kito pasaulio, šitie yra mano kolegos, žinai, faini. Pagal komediją nevertinsiu nei vieno, man jie visi yra, žemiau už tave. Aukščiau kol kas. Ir man labai smagu, kad aš jų nepralenksiu niekad, nes mes turim tokį tarpą kartų tarp savęs, kad nereikia parintis vieni kitų pralinkinė, jiem nereikia galvot ir bijot, kad jos kažkada pralenks jas aitis, nes taip gali ir neįvykt. Ir taip neįvyks, nes mes toli esam. Žinai, kol aš pakelsiu lygį, kuriam dabar jie yra, jie jau turės savo, žinai, tą garbų į saulėlydį, kur jie jau šiaip bus legendos. Jo. Duokim garo ves. Šilansko su jauna vedėja. Bairį. Kaip iš eilės vat ir ištraukiau, karočią, top 3-tuką. Mantas fucking Cutleris. Tai, beje, Mantų arenos bus, noriu tik papronint. Vat kaip tik šitų 3 žmonių arenos bus. Kada bus? Kalėdiniam šventiniam. Vienintelės geriausios komedijinės arenos Lietuvoje. Noriu pabrėžti. Kitur nevyko labai daug, kur būtų 3 dideli komikai. Šilanskis, Bingelis, Zakarauskas, manau, kad turėjom. Jankis buvo išvažiavęs čia po arenos. Jo. Čia friendly banter, žinai. Man atrodo, kad čia yra OG gerosios arenos, kur nereikia kviesti papildomų influencerių su papildomom pavardėm dėl bilietų pardavimų, kurie guli lovai. Tai va, čia 3, mano nuomonė, geriausių komikų Lietuvoje. Tai Mantelis Cutleris į 2 vietą, nes jisai kaip iš Panevėžio žmogus mane provincialą, kuris žavėjos komediją, įkvėpė čiųjų labiausiai. Jis šiaip mano akim geriausias komikas Lietuvoje yra. Okay. Iš to, man tik tais kaip jaunam žmogui, kuris labai mėgo, man vienintelė gal replika ir lūkestis Cutlerį, aš norėčiau, kad jisai daugiau išstojimų turėtų. Man kaip, šitam rinko žmogui, aš podcastų mažiau žiūriu, daugiausia Cutlerio podcastai yra ir panašiai, ir vėl tie patys, o man, žinai, žiūrėti podcastą, kur tai žmonėm aš galiu karts nuo karto gyvai susitikti renginiuose ar kažkur, man jau biški, žinai, toks nebe taip, žinai, įdomu. Dėl to ir žiūri sportą. Tai dėl to Cutleris 2 vietoje, nes aš norėčiau, kad Cutleris pasileistų dar solo arenų turą. Dabar darys kažką, taigi kažką. Jisai beje rytoj pasirodys ir filmuosi savo ten programą senesnę, bet sakau, aš tai norėčiau, aš mielai eičiau ir sėdėčiau pirmoje eilėje Cutlerio solo arenose ir manau, kad jos būtų sėkmingos ir geros, nes čia žmogus, kur arčiausiai to mūsų, žinai, Louis C.K. Bill Burr ir panašiai, toks lietuviškasis, kur nuo pradžios iki galo, aišku, turėjo tamsoką praeitį su tam tikrais momentais. O kam nebuvo? Bet kaip aš sakiau, man atrodo, kad jisai turi dabar karjerą, kokią turi ir aukštumas, tik dėl to, kad jisai savo skillų įrodė, kad jam net nereikia, abidniausia, kad jisai pizdino tos bajerius, nes matom, kad jam nereikėjo tų bajerių pizdinti, žinai. Tai čia tiesiog jaučiu tingumas. Arba jis ir toliau vagia ir mes tik nežinom iš kur. Iraniečių, žinai, kur taip pat neišsiverdi. Iraniečių stand-up. O, Mantas Patarakas. Kokias dar vietos laisvas? 4, 5, 6, 7. 7 vieta, virš Manto Wizard. Lieka kiek čia? 4, 3? 3. Turėtų būti. Jo, yra 3. Mantas Grimalis.
Mantą Grimalį. Žinau, kokie dalyko dabar. Blet, pavojinga dabar yra. Kas dar galėjo iš komikų, kaip ir baigėsi Mantai. Nežinau. Mantas. Nu dabar galvok apie Grimalį. Gyvenkim šią akimirką. Grimaliukui duodu solidžią 6 vietą virš Manto Patarako, nes yra padaręs už Pataraką daugiau, raustai, komandiruotė, darbštus žmogus. Bet šiaip šaunuolė, ne? Sakė, tos užkūrė tokius projektus, kur taip. Futbolininkas, taipogi, vartininkas. Vartininkas iš Gargždų. Dabar tenais crossfiteris. Lankėsi pas mus, jeigu norit, gali pažiūrėti. Ledo rytulį žaidė ir visa kita. Fainas žmogus, labai geros dūšios, daugiau pasitikėjimo savim ir mažiau baimės, mažiau ir finkinimo ir dar tik tais, kaip pasakyti, viskas aukštyn. Čia, atmanau, taip stipriai sustumėm, kitus motivuojat. Aš tik savus giriu. Komikas, good. Magas, ne. Mantas Kalnietis. O, prašau. Nieko apie ką šiandien nesuprantu. Man nesužrytas. Iš ko... aš savo miesto komandą palaikau. Savo miesto? Wow. Aš už Rytą pirmoje vietoje ir antroje vietoje už Jonišką delikatesą. Atvirkščiai reikėtų. Sunku už Jonišką delikatesą, nes bent jau yra įtarimų, kad jie fiksina varžybas žiauriai, nes labai ten keičiasi visokių daug dalykų ir mes žinom, kaip vyksta joniški dalykai. Tai, kur plus 15 ir per minutę, žiūrėk, -4 jau. Bet linkėjimai Žyžiai Karočią, linkėjimai Joniškio legendam, Šležas beje iš Joniškio Ryto krepšininkas, viskas susiję, žinai, giminingi miestai, kaip sako. Ir Žyžiai iš Joniškio? Žyžiai iš Joniškio irgi. Tai Mantas Kalnietis, kelintas 4-5. 4-5. 5 vietoje Kalnietis gaunasi pas mane, nes... Geriau už Grimalį. Jo, ir dėl to, kad jis turi tą, kur Jala epizodą. Vienas jokingiausių, trauk mane iš čia. Tai šitas tikrai geras, nepasimetė. Paskutinis. Mantas Džizard, sakiau, kad turi būti. Tai vis dėlto aukščiau ir už Mantą Vizard ir žiūrėk, 4 vietoj. 3 Mantas Bartuševičius, 4 Mantas Džizard. Visiškai viskas lygu. Bet žiauriai pravarė gerą tą 10-uką, žiūrim. 10 vietoj mėgstamiausias atlikėjas Jankavičius Mantas. 9 vietoje populiariausias politikas Mantas Bertulis. Gerai, važiuojam. 8 Vizardas, 7 Patarakas, 6 Grimalis, 5 Kalnietis, 4 Džizardas, 3 Bartuševičius, 2 Katleris ir 1 Sonkidze. Wow. Manau, kad jeigu atsiverstumėt kažkokias tai kitas statistikas pagal, nežinau, žinomumus, perkamumus ar kažką, labai... Gal tik Jankavičius per žemai šitoj būtų. Ir gal su Džizardu suskeisti. Jo. Su Džizardu gal nežinau, bet kad Patarakas kristų į 10 gali būti visko. Aišku, čia viskas juoko forma, nieko rimtai, tikrai nenoriu sakyti, kad aš čia rimtai galvoju, kad, žinai, Bartuševičius top 3 komikų geriausių Lietuvoje, čia dėl Bayerio. Gink dieve. Pats rimčiausias pas mus ir podcast, pas mus jokų nėra šiaip, jeigu ką, tai primins statytais. Tai gerai, tai šaunam nuo tavo mėgstamiausio 3 komiko į tą jūsų kiemo draugus. Kas jūs sumetė? Kaip susimetė čia? Kaip susikybėt rankomis iš viso? Tai man, dėl peržiūrų čia viskas. Jo, dėl peržiūrų, kur nes Safas vaikus turi visus paėmęs. Mažėja. Bet taip pat neveikia, žinai, Lietuvoje aš irgi bent jau turėjau tokį įsivaizdavimą, kad jeigu tu turi ir kitose platformose sekimo, ar tu jau žinomas žmogus ir tu sumes bet kurios žinomos žmonės į kažkokį bendrą projektą, tai patrigubės tos peržiūros, kurie turėjo, žinai, solo, bet taip nėra, visgi lietuviai, jeigu YouTube'as tik darai, tipo YouTube'ai turinį, jie vis tiek žiūri kaip atskirą dalyką, nežinai, tipo, ar 3 veiks projektas, ar neveiks, tai nebuvo, kad mes kai pradėjom iš karto, bet jūsų auditorijos panašiai, nu, dabar prasme, jeigu sekėjai tave, pliusas, tai ir Safas sekėjai. Mūsų jaučia labiausiai persidengiančios iš, žinai, kas susibūrė. Manau, kad natūraliai ir susibūrė. Nes surinko, tai, man atrodo, mūsų visus mantelis iš tos tokios pusės. Jisai su Safu anksčiau dirbo. Darė, filmavosi Reelsus, darė komedijinius skečus, darė. Sportlando labai sėkmingus beje. Sportlando labai sėkmingus padarė. Šitą, kur Rūbiniai nogi buvo irgi ten dabar kiek jis tai turi lemą kokią. Jau virš, man rodos. Tai labai jam gerai dviese dirbosi ir kažkurio tai momentu mes pradėjom šiaip bendrauti kaip kolegos ir kaip draugai su Manteliu. Pradėjom hanginti ir visą kitą ir tada kažkaip taip gavosi, kad po biškį ėjo mintis, tai gal kažką darom, gal kažką filmuojam, gal kažką. Ir tada Mantelis pasiūlė, kad gal darom tokį kaip
kad nebūtų eilinis podcastas kažkoks, darom kaip laidą, kur mes laidos metu, jeigu norim, išeinam į gatvę, kažką padarom, pasivaržom, bet pradžioje kaip ir turėjo būti podcastas ir tada susėdam, pradėjom daryti ir viskas gavosi iki tol, kad mes tokiu savotišku lietuvišku be temos Top Gear'u tapom, žinai, mano akim, nes toks, kur veikiam tiesiog linksmus bičiam dalykus, žinai, bandom patys daryti, kad tie filmavimai, kadangi, daug darbo, visai žmonių dirba prie šito dalyko ir tos peržiūros ir ten kanalo sėkmė nėra iš karto kažkokia, žinai, nebuvo, kad mes ten pradėjome nuo pirmų dienų ir dabar, žinai, topose laikomės, ten video į trendingą neina niekad, žinai, nes, pas mus ir sužiūri per labai ilgą laiką, žinai, labai jokinga, kaip parašo, žinai, fanai, kur žiauriai gerai atrodo nonsas, kaip tik atsidėjom su vyru pažiūrėti šeštadienį, toks, žiūrėk dabar, žinai, algoritmam reikia, kad pušintų. Aš tik galiu pasakyti iš savo pusės, aš nesu kažkokių tai tokių, pavadinkim, podcastų, brūkšnelis laidų labai fanas, aš dažniausiai pasileidžiu, kad nors ką aš ten viską, žinai, jausi, bet tipo kiemo draugai, man yra, kaip sakei, toks bičių laikas, žinai, kur pasižiūrėt kažką nusišnekat, kažkokiu tai randu savo bendrų dalykų, prisiminimų ar kažkokių tai veiklų, tai va, aš užskaitau žiauriai kiemo draugus. Mes ir norėjom, kad būtų tas vaibas, tai biški būtų ir tos kiemo nostalgijos, bet tiesiog, žinai, berniukai, bahuriukai varžosi kieme, daro visokius dalykus, išbandyti, puikiai proga patiem dalykų išbandyti, žinai, aš dabar per filmavimus kačerginiai su, žinai, Porsche palakščiau, šaudžiau iš haubicos, žinai, garsinės tas kariuomenė pabuvau. Toks tipo įvairių vietų labai aplankai pabūni, žinai, pas Beatą Nicholson pizzą jai kepiau, žinai. Toks, įdomių, labai smagu, sakau, kad gausiu, žinai, po to ateityje papasakot vaikam, kad, crazy kažko privykiam. Tai tas ir darom biški challenging turinį gal šiais laikais tokį, nes dabar, žinai, arba tu žiūri tik toką, kas yra, arba reelsą, kas yra per minutę, arba tu klausai podcastą, kas yra, žinai, pusę galim peržiūrų arba 100%, kad jos perklausytos, o ne peržiūrėtos, nes žmonės dirbdami, bėgiodami, važiuodami, jie už fonę klauso. O mūsų turinys toks, kur mes seniau galvojom, žinai, ar jisai klausomas, jis nėra klausomas, mes pabiškai nudriftinom dar labiau ir dabar yra tik žiūrimas, nes mes savo tą podcast'o dalį išsikirpom. Tai mes dabar bandom, kaip pasakyti, negražiai išsireikščiau, bet perpėsti žmonės atgal žiūrėti turinį, žinai, kaip proper atsisėdi ir žiūri kaip dalyką, kas dabar, YouTube'ai bent jau, YouTube ekosistemai, tai man atrodo, daug sunkiau šiais laikais. Samoška, ir keičia biškelį, man atrodo, šitą visą reikalą, nes ten... Tik Samoška turi Samoška, aš pasakyčiau, gal yra tikriausias YouTuberis po Vaidoto, nes Vaidotas seniau, bet Samoška labai gerai parodo, nuo ko YouTube'as prasidėjo, dėl ko jis tapo patrauklus, dėl ko jis tai boomino, nes YouTube'as dar seniau turėdavo prierašą po savo logotipu, broadcast yourself, parodyk save ir visi vlogeriai, visokie Smošai, Ray William Johnson ir panašiai, labai familiariai, kas tipo, labai toli nuo teliko buvo, labai atrodo, kad tu kiekvieną dieną leidi su tuo žmogum, toks parasocial susiranda, žinai, santykis, atrodo, kad tu draugelį tiesiog žiūri ir tu kartu, tai Samoška, žinai, down to earth bičelis, kuris, žinai, keliauja papigiai, daro viską, ko įmanom paprasčiau, žinai. Žemaitiškas akcentas dar žmogų paprastesnį padaro, žinai. Viską filmuoja su GoPruškė, nesivarginat 5 kamerom, 4K, filmuot, sumontuoja mašiną, žinai, viskas. Ir Lietuvoje dar veikia, tai, žinai, ko paprastesnis žmogus, tuo labiau jį myli visi. Nes čia buvo geras bairis, kai apie Grimalį kalbėjom, žinai, išvarė Grimalį su Mocu, nusprendė išvaryti, susiorganizavo kelionę iki Gibraltaro nuvažiuoti nuo Lietuvos. Ir tuo pačiu metu, žinai, po to pradėjo eiti ir Samoškos videkas, kuris dar iki avarijos su Pirda varė per Turkiją, per kuris tenais. Ir, žiauriai puolė žmonės Grimalį, nes lygino su Samoška, sako, tu čia su geru Mocu, šakšuką verdi, su įrangom mėgi kempinguose kaip ponas, o va, pažiūrėk, Samoška važiuoja su kroksais ir geria kefyrą su batonu, žinai, už 20 centų. Kur toks, žinai, neatskyrė net žmonės, kad čia, žinai, tiesiog Grimalis norėjo keliauti kaip jis nori. Ir kad būtų fainas laikas, nebūtinai, žinai, daryti, kur aš už 50 centų apkeliausiu pasaulį, žinai, kad, nebūtina būti paprastu, bet čia, žinai, neakmuoji Samoškas šiai komentatoriai debilų, žinai. Skirtingi dalykai, jo, bet sakau, Samoškas dėl to, man atrodo, ir žavesys yra, kad jis, labiausiai pagavęs tą YouTube formatą. Nemoka, aš negaliu žiūrėti tiesiog. Jo, man žemaitiškai irgi sunku yra, bet fainas bičelis. Sakau, labai gerai veikia dalykai. Žinai, tas bairis, kai eini per teliką ir užhoverinį ant videko YouTube ir to parodo ten 30 sekundžių tokį, žinai, anonsiuką. Ir tu aš tada skrolinu ir buvo Valujavičiaus ir Samoškos šalia. Prie Valujavičiaus jisai tik dantis išsivalo palei muzoną ir tada pradeda, tai sveiki, esam kažkokie. Ir užtyla. O pas Samošką iš karto, kon jūs plytgalė, vakar buvau ten, rytoj varysiu ten, šiandien su čia, viską sužinai, užkabina. Aš grįžtu namo pas savo tėvus.
Ir aš žiūriu, kad jie ten, žinai, per tą Delfi TV, per kur, žinai, kur rodo irgi Samošką ten transliuoja. Mano tėvai tiesiog Samoškinį žiūri, žinai, sėdė. Jiem čia yra zabys. Šiaip man mane stebina, kiek žmonių žiūri. Jie pasaulio pamato per savo prizmę, tipo, per paprasto žmogaus prizmę, ne Orijaus, žinai, Gasanova, kuris daug padaręs tų kelionių ir tikrai įdirbį įdėjęs, bet, žinai, Orijaus tas, kur atrodo ir tas fancy kelionės, daug tam tų faktų, tokių, žinai, vis tiek labiau telikinis atrodo produktas. O Samoška toks, aš varau, po Indiją, karvę šyką, rodo visko be filtro, žinai, nerodo ten iščiūsi tų vietų prabangiausių. Sudaro tokį įspūdį, žinai, kad tie žmonės patys keliauja ir kad galėtų jie keliauti, žinai. Tai man atrodo, kad šitas labai nice. Aš laukiu, kada AI-us padarys tiesiog lietuviškai, kad būtų. Žinai, matai, kur baltalietuvis japoniškai. Baltalietuvis japoniškai kažką. Matai, šitą Lina Herman angliškai išvertė. Jewish descent, probably. Like goddamn, like fuck them, like man. They give me 3 euros, I have 5. Aš Samošką žiūrės, kai lietuviškai bus. Tai Samoškos yra irgi skemas padarytas, Samoškos veido nematėt? Tai jo, visi sėkmingesni. Tai dabar jau kalba, jei jūs tipo jo balsu, gražia lietuviška kalba, tai tau gal tiktų tas skemas, žinok. Mes su draugeliu žvengiam ir galvojam, ką dar angliškai, nes žiauriai juokinga, žinai, visi legendiniai mimai, galvojam, ką dar angliškai, žinai, su jajam padaryti, tipo, apie kiešą pasvaigom kažką ir sakom, reikia daryti vapšė dar kitaip, meta humorą. Reikia paimti tą Žalgirio Rūbinės videką ir išversti, padaryti su jajam lietuviškai. Čiupu bibi? Jo, kur, aš nežinau, sakė Diki, kažkas tokio. Pabučiuoti katytę, kažkas tokio, ne? Gerai, pasakau, klausyk, Evaldai, šaunam dar, neturim daug laiko. Trumpai, tavo tikslai svajonės trumpai laikotarpiu kalbant turbūt apie komediją greičiausiai. Taip, aš norėčiau, kad Sportlande ne tik per ekranus rodytų, bet ir atprintintų ant nejudančio plakato kažkada mane. Girdėjau. Ne, bet šiaip su Sportlandu dabar labai keista yra, šiaip šitą buvau... Sakyk, kad gerai viskas, ja. Labai gerai, buvau fotošiūtė ir šitam fotošiūtė labai fainai buvo, labai džiaugiausi ir nuotraukom ir viską, nes pirmą kartą buvo pakvietęs mane Maconka ir mes ten paupy, šalta buvo ir ten su Timberlandu šmutkiam pasifotkinam. Viskas gerai, Timberlando rūbai gerai, aš pats nenešioju niekad Timberlando rūbų ir toks biški nesavas jaučiau, žinai, ir man biški buvo, žinai, ne taip smagu toks, okei, pasifotkinau, žinai, bet va dabar, kai atvarėm, žinai, dar gerai, kad ir Viltė sustailino, žinai, fainas fotošiūtas, fainas laikas, aišku, prisibazarinau netyčia pas tą moterį tose namuose, ant paveikslą užstūmiau, nežinodamas, kad čia, žinai, menininko kažkokio, nes tiesiog priėjo Deivis ir ten paveikslas buvo toks, nesimatė jo, jis buvo padėtas, nukabintas. Sako, man įdomu pažiūrėti, kas čia per paveikslas. Atverčia ir aš, aišku, žinai, tipo, ponas klauno vaidmenį turiu visur bajerį numest ir pažiūrėjau toks, sakau, gaidiškas, sakau, tas, kur būna poliklinikose, laukiamosiose ir ta moteris stovi iš tų dizaino namų. Gerai, perdasiu autoriui tada. Skambina, nes klausyk. Bet čia mano klasika yra visą laiką, nežinant, kad yra šalia žmogus, kieno darbus ar vietą kritikuoja. Tai ir šiek tiek iš užkulsių Edita irgi vos nepanegino tiltų. Edita jau pažįsta Edita. Tai žodžiu, mes siuntėm nuotraukas, nes tuo metu negalėjo dalyvauti, siuntėme į nuotraukas ir ten buvo ta arka tokia. Ir jinai sako, blemo, čia labai sovietinė arka, žinai. Ir aš garsiai perskaičiau tą žinutę ir ta savininkė, tipo, kokia sovietinė, žiauriai susiparino, aš galvoju, blemo, reiks tokį daiktą. Reikėjo parodyti. Reikėjo susipakuoti viską ir varyti. Per daug degino tiltų. Mes čia juokaujam, žiūrėkit, visai nerusiškas čia jūsų arkos, labai geros arkos. Geriausias Vilniuje. Tai gerai plakatai atspausdinti? Jo, reiks plakatai. Apie komediją kalbant? Šiaip, jeigu tu neturi kažko, tai kas dabar turiu, aišku, visada turiu. Mano tikslai 25 metus užbaigti be sveikatos problemų. Tu dar nesi to amžiaus. Išsioperuot tulžies pūslę, birželio mėnesį laukia. Šiaip, ateities planai mano artimiausi, kad įvyktų Kvadrato 3 renginys sėkmingai. Turim artėjom prie pusės parduotų bilietų Vilniaus Active Arenui, kur ryte žaidžia, bus Kvadratas 3, labai faini vėl matchupai, kviečiu jūs visus irgi atvaryt. Hebrytė, puikus renginys, puikus dalykas, net pradėjo kai kurie kopijuot, yra dabar kas daro. Jo, yra pavyzdžiui toks vienas krepšininkas, kuris žaidė kažkur ir gal bronzą laimėjo ir dabar su vienu universitetu. Su vienu universitetu daro dieną prieš mūsų Kvadratą ir Kvadratas pavadinimas. Bet ten moksleiviai kažkaip. Jo, moksleiviai, mes aišku, žinai, viskas joko forma, žinai, nesikabinėsi, žinai, nes šiaip Kvadratas ir buvo moksleiviai visada, žinai. Bet toks man, žinai,
pajokauji, bet iš kitos pusės labai smagu, kad šiaip atgimimas, nes mes girdim, kaip tipo, įmonių vakarėliai pradeda žaisti kvadratą, žinai, per išvažiavimus, per sąskaitas, per kažką. Atgaivino, taip. Ir labai smagu, kad šitas dalykas yra, tai mes svaikstam, sakom, gal, žinai, kokią miesto lygą padaryti, žinai, taip padaryti kvadratą. Ar yra federacija kvadratą? Nemanau, kad yra, nes nėra, pavyzdžiui, official listatų taisyklių ar kažko tokio, žinai, yra tas taisyklės, bet aš nežinau, kad nėra federacijos. Nes tik vaikai žaidžia. Sportlando turnyras. Kvadrato federacija žiūri. Jo, prezidentas. Tai labai smagu būti kvadrato veido net su tokiu fiziškumu. Norėčiau, aišku, nesugriūti dar sulauk kvadrato gal dar didesniai venijų ir dar didesniai gal kokiai arenai kada nors gyvenime. Tai čia laukia vasaros turiukai pasirodymai, norėčiau dar rudenį pakartoti ne vieną miestą, nes dabar pralekiau po kokius 17 pasirodymų ar 16, labai puikus turas buvo be blogų pasirodymų. Ir tada neužsidepresuoti ir parašyti sekančią programą laiku, kad pradėt pavasarį dar su vienu stand-upu. Ir šiaip ko labiausiai tai norėčiau gyvenime, tai kad galėčiau be galo ilgai stand-upint ir turėti kažkokius 2 stabilius projektus, vienas gal koks kaip televizinis ar kažkas, kur žinočiau, kad yra ten tarkim 15 pamainų filmavimo, atiduodu visą save, pasiruošiu, nusifilmuoju ir tiesiog po to galiu rašyti dalykus, kūrybint, prisijungti prie projektų, va dabar irgi prie vieno meninio projekto prisidėjęs esu, kur bus ten lapkričio mėnesį, vyrų emociniai sveikatos mėnesį bus 5 dienų instaliacija meninė Vilniaus taksi parke ten su auto, su šviesom kietai, tai irgi toks dalykas bus. Tai mano čia svajonė yra, kad nebereikėtų kaip dabar iš 9 sorsų susirinkti, žinai, veiklų ir nereikėtų tiek daug daryti, nereikėtų tiek daug, norėčiau daug dirbti, bet norėčiau tokių, kaip ir sakau, žinai, dabar nereklamuoju daug dalykų, žinai, nereklamuoju ten visokių, nedarau daug integracijų, tai sakau, norėčiau turėti kelius didelis brandus, žinai, kaip Mersą reklamuoti, žinai, Apple ir Sportlandą, sakykime. Puikus pasirinkimas. Šaunuolis, gerai užbaigai, tai mes taip ir užbaigsim viską. Evaldas Jasaitis, Deividas Macongas, Žygimantas Gečas, ačiū uždėmesį ir ate. Čiau, ačiū jums labai.